Žiūrėk, o čia kaip tik geras, blėt, pavyzdys. Šiandien video, ko nereikia, nederėtų ir negalima daryti sporto salėje. Ypač, kai joje yra žmonių, ypač, kai jūs nesate vieni. Ir aš įsirašęs savo punktus, kurių aš labiausiai nemėgstu. Nes aš nesakysiu tokių elementarių dalykų, kaip susidėk svorį. Bet gal galvoju, prieš išvardinant mano punktus, reikėtų paminėti, kad susirinkit savo svorius, nes va, sumėtyti. Nu, tipo, hebra, čia kažkas darė su 12 kilų, jūs negalite atgal 12 kilų su pusę padėti. Tai dabar padarom dabar tą, ką kitu atveju padarytų treneriai, nes jie, kiek žinau, privalo. Nu, neprivalo, gal bet turi, arba etiškai patys per savo darbo laiką susitvarkosi nuo šios svorius, tai dabar už tai padarysiu. Ir dabar galim tikrai pradėti filmuoti. Kodėl aš tą mikrofoną nusiėmiau? Galime prie dalykų, kuriuos aš įsirašęs. Tai pirmas dalykas, kurio nereikėtų daryti salėje, tai yra neblokuokit reko ir nedarykit tik, ką paėmė hantelius prie fucking veidrodžių. Hebra. Negaliu praeit, negaliu paimti rimtesnių svorių, pilna žmonių. Įsivaizduokit, dar kai būna salė, būnagi pilna žmonių, būna, ta prasme, tankiai įsidėstę. Kaip man praeit? Kaip ką? Hebra, paimat svorį, atsitraukėt ir padarot. Padedat. Elementaru, ne? Bet šiaip tai tikrai ne. Nes daug kas labai tai daro ir nemeluosiu. Ir aš padarau, kai nebūna salėje žmonių, arba būna labai mažai, arba kai jau man labai reikia tiesiog greitai dropsetą padaryti ir žinau, kad užtruksiu vos kelias sekundės. Bet kai hebra čia įsipatogina prie veidrodžių, nu aš jau atsiprašau, bet taip daryti nereikėtų. Dar vienas dalykas, ko tikrai nederėtų daryti salėje, ypač kai yra labai daug žmonių, tai hebra. Tikrai nederėtų supersetinti per visą salę, kai yra pilna žmonių ir užimti visus treniruoklius. Come on. Jeigu jūsų treniruotės yra kažkokios tai specifiškos, jūs kažkokiu tai apokalipsiai treniruojatės, išgyvenimui, labai, nežinau, kažkokiam tai didelėm machalkėm, nežinau, kam jūs ruošitės, tai gal tada jau derėtų tikrai nepyko metu į salę. Arba, jeigu norit taip supersetinti, tai būkit malonus. Padarykit tokią aplinką, kad žmogus galėtų ateiti ir kol jūs bėgat į tą kampą, jis čia galėtų ant jūsų treniruoklio padaryti ir tada, kol jūs atbėgsit, jau jūs vėl galėsite daryti. Reikia tiesiog neapkrauti svorių, viską tvarkingai, gražiai, parodyti žmonėm. O galit prisijungti, aš čia lakstau, kai man kažkas yra ir aš taip treniruojuosi tiesiog. Dar vienas dalykas, ko tikrai nederėtų daryti salėje, kai yra daug žmonių, tai yra nesigrupuoti. Ir čia jau labiau aktualu yra malalietkam. Ne, jokai, visus mylim. Bet dažniausiai pasibėjau, kad jaunesnio amžiaus žmonės susirenka grupė jų bele kaip. Ir jie tokie, įsivaizduokit, čia yra 1, 2, 3, 6 žmonės. Kaip salėje pilna žmonių, tokie grupavimaisi labai trūdo. Jie labai daug užima vietos, labai, tokia aplinka kažkokia apkrauta padaro. Tokia, aš nežinau, kaip net įvardinti, bet aš man rodos net yra kažkur tarp taisyklių sporto klubo, kad grupuotis negalima. Bet nežinau, gal čia klystu. Bet nieko yra blogo sportuoti su chebra, kaip tik yra aфиgenai sportuoti su chebra. Bet, jūs turit visą laiką pagalvoti apie kitus žmonės, kai grupuojatės ir kai sportuojat kartu tiesiog, nežinau, gal čia tik man užkliuvo kartais, nes labai čia taip retai tai buvo, bet kai buvo, tai įsiminė iki pat dabar. Kitas dalykas dar, kodėl grupuotis nederėtų, tai pavyzdžiui, yra vienas treniruoklis, ne? Ir jūs darot prie vieno, tarkim, kojų lenkimai atsigulus, ar ne? Jūs darot šešiese tą pratimą, tai ir jūs ten darot po tos 4-5 setus arba belekiek, ten daug. Ir įsivaizduokit, jūs sukat tą ratą. Tai kiek laiko užtrunka, gali užtrukti 3 minučių, 4 minučių, o žmonės, tai jie gyvena, jiems reikia ateiti padaryti. Ir jie tiesiog, reikia būti, supras, kad dauguma žmonių net neteis ir nepaklaus, neišdrįs paklausti, tai kiek jums liko? Nes jūs čia šešiese. Kiek padarai, šitą laimė dabar daryti, daryk. Hebra, come on. Vat ko tikrai, nedarykit salėje, nes jau man truputį net ir emocijos kyla. Tai
Tai yra, ką reikėtų, tai yra pradėti daryti, tai gaudykitės atstumuose. Ką turiu omeny? Tarkim, aš užsikėlu čia 5 kilų hantelį, 5 kilų hantelį. Aš darau. Pak. Ir man čia eina, o hantelis didelis ir užkliūna. Ir aš tada... Ir sako, atsiprašau. Koks atsiprašau? Tu man ką tik setą sugadinai, tu man ką tik išmušti balansą, tu man ką tik vos nesugadinai vakarą ir visą treniruotę su tokiu. Man išmušti balansą 5 kilo, aš galėjau rankai įsisukti. Aš viskas. Kas žino, kad kai pusiausvyrą prarandi viskas, setą nebegali daryti, tiesiog kažkas mentaliai atsiranda, jėgos dingsta. Hebra, please, čia jau yra labai svarbu ir čia plus labai svarbu, nes čia ir saugos jau dalykas, tikrai gali net ir traumų būti, bet mane tai asmeniškai yra palietę, tai aš būtinai šitų turiu paminėti. Motherfuckeriai gaudykitės, ypač tarp benčų Hebra mėgsta vaikščioti, tyrinėtis, ten nežinau, žiūrėti, kiek ten Hebra svorio prisikrojo daro, nedamato, arba ten kokį svorį paimti, pavogti iš jo, kurį jis jau pasiruošęs, nelenda, visur žiūri, tai jeigu lenda, tai jau geriau atstumą laikykite, ne? Dar vienas prikolinas dalykas, ko nereikėtų tikrai salėj daryti, tai... Nemėtikit svorio, lyg treniruotumėtės, nežinau kam, rutulio stumimui. Hebra, kama, aš suprantu, kai daro su sunkiais svoriais, tai tikrai yra saugiau jį tiesiog paimt, bam, numest, ne? Numest, viską suprantu. Kad, nes jeigu ten, tarkim, su 5 kilų darot ir taip nuleisti, tikrai per nugarą įtampa atsiranda ir per sąnarius, per visur, tai jo, tiesiog taip numest, bet specialiai svorį taip mėtyt, kai ypač aplinkui žmonių pilna, man tai yra pasitaikę ne vieną kartą ir dažniausiai tai būna iš kačioko dėdžių, ta prasme, ką jūs galvojat. Padaro net su lengvu svoriu, specialiai pavaizdavau su lengvu svoriu, ten dėdė, kuris dirba su 6 kilų, padaro su 3 kilų setą kažkokį varmvupinį ir kai galėtų tikrai ramiai, tvarkingai, gražiai pasidėti ant kelių svorių ir parekinti, jis tiesiog paleidžia tarp kojų žmonėm. Dar toksai dalykas, ko tikrai nedarėtų daryti salėje, bet jau toksai retesnis, labiau, kas man tikrai jau labai asmeniškai nepatinka, tai pavyzdžiui, kai jūs padarot, tarkim, pratimą, ar ne? 3 setus. Padarėt vieną setą, ne? Ir tarkim, jūs iš tų, kurie ilsėdamasi suka ratus aplink salę, ar ne? Jūs einat tą ratuką ir kai jau baigia daryti savo ratuką, prieinat ir pamatot, kad žmogus daro prie jūsų, su jūsų treniruokliu. Bet jis daro visiškai tą patį, ką jūs ką tik darėt. Jis daro, jis nieko nepakeitė, jūsų setupą nepakeitė, jis tiesiog daro. Tai Hebra, leiskit jam tiesiog pabaigti, tai tada pasakykit, aš irgi dariau, arba, galiu, man dar 2, ar ten 1 liko, galiu pabaigti. O vietoj to aš esu matęs, kur man net pačiam yra buvo, aš nepamačiau, kad čia žmogus darė, aš atėjau, aš tiesiog darau tos paprastus suvedimus su to mašina, ne? Ir aš darau, ir man senis prieina, aš čia darau. Kas žinai? Nematai, kad aš čia padėjęs, tai ir tu, man čia liko. Tai gerai, aš čia, kiek dar liko? Man liko, tiesiog liko. What the fuck? Man legit yra tai buvę, toks kažkoks dedulė, visiškai, prasme, atrodo, buvo įsižeidęs, kad aš ten prie jo treniruoklio atsisėdau, prie jo treniruoklio, kur ten nieko nepakeičiau, tiesiog, aišku, užsidėjau 3 daugiau svoriniais ir tada jis mane išvalė. Come on. Ir paskutinis dalykas, kurio tikrai nelabai gerai, kad darot salėje, bet nėra baisus dalykas, tai padarot pratimą ir dingstat 5-10 minučių. Ir prie to pratimo visiškai nėra nieko pridėti. Ir tada nukraunu jūsų svorį, jūs ateinat ir pradedat skūstis. Oi, taigi aš čia dariau, ką tu nematai, svoris uždėtas, aš čia dariau, aš nuėjau ten rūbiniai buvau, kalbėjau, man ten skambino, arba ten ėjau parūkyti ar dar kažką. Hebra, taip nesidaro, gyvenimas sukasi, laikas sukasi, pyko metu salėje, nieks laukti nenori, visi po darbų nori greit pasikačialint, atidirbti ir varyti namo. Tai, jeigu jau darot pratimą, tai darykit, nemagokit, arba jeigu jau darot kas 5 minutės, nesuprantu, gali būti treniruotė specifiška, tai tada jau stovėkit kai sargybinis ir saugokit tą treniruoklį, nes tiesiog, elementariai, jums tiesiog tą svorį nuims ir kažkas kitas pradės daryti, tiesiog palaukęs 1-2 minutės, tai Hebra, jo, čia buvo mano 6 ar 7 būdai, kurių nereikėtų daryti salėje, ir čia tokie labiau asmeniškai man labai nepatinkantis, bet
tikrai turit kažkokį tai vieną tokį kaip salės stereotipą arba ne vieną kartą esat matę žmogų, kuris daro, kas jums labai nepatinka, tai davai pasidalinkit komentaruose, nes man žiauriai įdomu. Tikrai gal kažkas turės tokių išskirtinių, toksai vidosiukas trumpas japinimo, nežinau, pažiūrėsiu, kai gausiu, bet tikiuosi patiko, o jei patiko, tai up ir sup, davai.